Tegas, na čia perdavimas tiesiai vartininkui į rankas. Taigi minutė pridėta. Perdavimas ir nepavyko. Šiek tiek atsitraukti ir išmesti kamuolį ten, kur arbitras nurodė. Žygimantas Jurevičius su kamuoliu Švečenko. Ar bus nuošalė? Nėra nuošalės. Rafalas Kuzinas prieš vartus ir 1-1. 1-1 šį kartą. Garliavas ir yra tam tikroje nesėkmių. Tam tikrame nesėkmių ruože. Bet šiandien čia taurės turnyre viskas prasideda iš naujo. Artiomas Osipovičius, dar vienas jo aštrus perdavimas. Kas tas persvaras išlaikyti sekėsi sunkiai. Švečenkos perdavimas į baudos aikštelę. Čia smūgis. Pirmajame kėlinyje panašu, kad gali būti 1 minutė pridėta. Pasižiūrėsime. Švečenko perima kamuolį. Neįtin sekasi kol kas top lygoje. Tik 6-ojo pozicijoje, 5-oje yra Sostinės klubas, dalinasi 5-6 vietomis su Marijampolės Sūduva. Kabina kamuolį link baudos aikštelės Danieliui Veličkai žalgiriečiai. Čia Renatas Švečenka šiuo atveju neklysta ir netgi išrašo ne ką prastesnį perdavimą per visą aikštę. Artiomo Osipovičiui pastarojo atsimuša šeimininkai. Švečenkos pražangos nėra. Reiktų rasti komandos draugą atsidengusi ir tą ir daro ukrainietis. Karis Berentas šiandien taip pat dublį pelnęs Vilniaus žalgiriečiams. Galingas šūvis iš labai toli, dar taškų. Bet Žalgiris 13 jį gali iškovoti, jeigu čia pabaigs rungtynės lygiosiamis. Na taip, čia jau imtynių elementai. Tona kortelė traukiama. Blokuoja jo smūgį Danielis Misiūnas. Iš karto į priekį. Artiomas Osipovičius arčiau visų. Sugeba. Na dabar visas žaidimas, regis, per šį futbolininką vyksta. Čiangas uždirba kampinį. Na štai to. Muša jį tolėliau nuo grėsmės zonos. Gražus žaidimas kairiajame krašte. Švečenko sėkmingai žaidžia antrame aukšte. Osipovičius. 1-3 varžovus ir čia krinta Keliauskas. Šis įvarčius per 9 rungtynes, tad galima sakyti, kad žaidžia tikrai rezultatyviai, žaidžia naudingai. Čia nuošalė nėra fiksuojama. BFA ataką tęsia Osipovičius. Kol kas šiandien ir nemažai dėmesio skiria būtent savo vartų savitu. Švečenko į priekį Osipovičiui. Osipovičius žaidžia 1-2 varžovus. BFA komanda su kamuoliu dešiniajame atakos krašte. Perdavimas į baudos aikštelę pirmoje lygoje. Įveikė 3-1 Tauragės Taurą. Labai rimtą varžovą, pripažinkime. Pernai turėjusių rimtų galimybių pasivaržyti ir dėl pačios sezono. Prasto sezono galo to padaryti tikrai. Čia po šio epizodo, nes krenta pirmasis rungtynių įvartis. Tolimas perdavimas link Renato Švečenkos, kaip efektingai atklaidina savo oponentą ukrainietis.
Geras perdavimas į baudos aikštelę, bet čia šiek tiek balansą. BFA ekipa prarado vieną savo svarbų žaidėją. Rafalas Kuzinas ir Lukas Paukštė dar kartelį.